Tai mes keliaujam per Kauno mokyklas, lankom pradinukus, tai yra nuo priešmokyklinės klasės iki ketvirtokų, naudodami tą tokį įprastą vaikams įrankį, tai yra žaidybinį įrankį, tai yra Lego kaladėlės, mes konstruojame jų klasės miestą. Ir ypatingai šiuose edukacijose mes stengiamės su vaikais kalbėti apie tai, kaip svarbus santykis ir kokia yra kūryba, santykio kūrimas. Tai yra pirmiausiai su savimi ir su savo klasės draugais. Mūsų mokykla džiaugiasi, kad turi tokią galimybę pabendradarbiauti su CREART projektu. Bent kartą metuose pas mus yra tokia galimybė, kad atvažiuoja Juozas Kamenskas ir praveda pamoką kitaip. Turim galimybę prabandyti kitokią įrangą, turim galimybę prabandyti galbūt to, ko nėra mūsų mokyklos programoje. Čiurlionio edukacijos iš tiesų pas mus šiuo metu yra gana populiarus dalykas, nes tai leidžia tam tikrų būdų pažvelgti į čiurlionio kūrybą kiek kitaip, negu mums gal yra įprasta. Yra vienas iš mūsų populiariųjų, tai šiuo metu Čiurlionio kosmosas, pavyzdžiui, ką ir šiuo metu darė šeštokai iš dailės mokyklos. Kauno dailės gimnazijos vardu noriu tikrai pasidžiaugti ir mokinių vardu pasidžiaugti šituo projektu, kuris mus vėl atveda į čiurlionio pasaulį. Jaunoji karta vėl turi galimybę susipažinti su juo daug plačiau, daug giliau ir pasirodo, kad tai fantazijai iš čiurlionio pasaulio vaizdinių nėra ribų.